Ar ne? Su tokinukais, Kęstutis Jo. Masiulis. Tai aš sakau, pasisveikint su manim nenori, ne, čia aš Maskvos radijas ir taip toliau. Tai sakau, jeigu norit, aš jums pasakysiu kai kurios faktus įdomumo dėliai. Ne, sakė, man ir jūsų faktų nereikia. Tai aš tada žmogui paaiškinau, kad tame jūsų ir yra impotencija, kad jūs ir negalite, ir nenorite girdėti faktų, kurie prieštarauja jūsų susikurtai hipotezei. Ir jums nesvarbu realus vaizdas, jūs nesvarbu realybė, jums svarbu įsivaizduojamas, norimas arba siekiama kažkokia kryptis į realybę ir kad jinai neturi jokio ryšio su gyvenimu, jums visiškai nesvarbu. Ir tai yra totali impotencija. Būtent tame ir pasireiškia. Faktas. Jam baisu išklausyti net, aš tai tada nieko daugiau nesakiau, jam baisu išklausyti net faktą. Jūsų fakto aš nenoriu girdėti. Čia ne mano faktas, tai objektyvus faktas. Jūs įvertinkit kaip norite, ar ne? Bet jiem yra per daug sunku pripažinti, kad jie yra impotentai. Impotentai tai reiškia tie, kurie nesugeba pažvelgti ir pamatyti. Karalius nuogas. Ne, užsidėsiu akinius, nenuogas, jis nuostabiai apsirengęs. Užsidėk akinius. Jie tikrai nusiimk tuos raudonus. Karalius nuogas. Ne, man tokių faktų nerodykit. Jie nenori. Ta prasme, kaip jiems reikės po to gyventi ir dirbti, bus per sunku. Bet tai yra ne tik, tai jų problema ar ne problema, aš galvoju, žiūrint kokiu aspektu, bet tai yra Lietuvos problema, kad tokie žmonės yra valdžioje ir sprendžia, būdami valdžioje, jie sprendžia Lietuvos likimą ir mūsų visų likimą. Ir spręsdami mūsų likimą, jie nesibazuoja ant realybės. Ir užtat tada viskas rusai puola. Aš manau, kad reikia kariauti. Sprendžia seime koks 10-20 žmonių, kai jis tiesiog nueina algą pasiimti, rankas pakilnoja, kaip frakcijų seniūnas pasako, taip ir balsuoja. Taip, nes aš mažas žmogus, aš turiu klausyti partinio nurodymo. Ten man ir iš kitų partijų taip sakė, ašgi negalėjau prieštarauti, čiagi partinė linija, o tada mano pozicija susilpnėtų partijos viduje. Tai kaip alkoholikui, čia medicina visada suras dėl ko išgerti, taip prostitutei visada galima surasti dėl ko parsiduoti. Tiesiog reikėjo, aš nekalta. Aplinkybės kaltos. Taip.